Esu Antanas Verbickas iš Anykščių Antano Baranausko, Vienuolio Žukausko memorialinio muziejaus, bet šiuo atveju mes esam mūsų vienam skyriuje, Siauruko muziejuje ir net sunku patikėti, va čia matau datą padėkos lape, nuo 2019 m. rugsėjo 6 dienos, čia mes šalia traukinių turime mašinų ekspoziciją ir mes ją pristatom lankytojams, sakydami, štai čia yra Siauruko skriaudėjai, tai yra tie, kurie pakeitė Siauruką ir šurmuliuoja dabar čia iš Kauno atvykę pradinukai ir vaikšto, tuoj ateis čia užsieniečių būrelis. Na, visi lieka labai patenkinti ir mane netgi stebina, kad įėjus į paviljoną, kurioje garvežys, niekados nieks nepasako iš karto o čia kaip pro duris tik išteli galvą, iš karto visiems būna jėga, vaikai dar sušunka. Na tai vadinasi, šitas mūsų sumanimas kartu su klubu Retromobilė, kurio žmonės, mielas Ramūnas ir Vytautas ir kiti, jie patikėjo mumis prieš jau 7 beveik metų ir tikrai tai yra prasmingas dalykas ir vertas ateities.